Atėjo į konsultaciją klientas baimė viešai kalbėti. Dažniausiai pasireiškia darbe, kai reikia pristatyti projektus, kai reikia bendrauti su klientais, su partneriais ir taip toliau. Žodžiu, ir bandė visokius motyvuojančius kursus, netgi bandė hipnozę už labai brangiai, bet ir tas nepadėjo. Ir šiaip dažnai psichologai sako, arba coacheriai sako, kad reikia eiti į baimę. Žodžiu, tą baimę nugalėsi. Bet mano metodas sako, kad kiekvieną kartą įsivaizduok, kai tu kiši ranką į ugnį ir pats savo sakai, kad reikia kišti. Tavo protas, tavo kūnas pripras prie ugnies ir žodžiu tavęs nebedegins. Bet panašiai veikia mūsų psichika. Kai tau yra pavojinga viešai kalbėti dėl kažkokių priežasčių, kad galbūt, dažniausiai tai būna, vaikystėje iš tavęs pasijokė, kažkaip pasityčiojo, kai tu viešai kalbėjai, arba buvo kažkas panašaus. Ir kiekvieną kartą, kai tu pradedi viešai kalbėti, tavo psichika primena apie tai, kad pavojinga ir vėl jie pasijuoks. Ir va jis taip ir sakė. Kai aš jam papasakojau tą mechanizmą, kai viskas veikia, jis taip ir sako, jo. Aš kai tik pradedu viešai kalbėti, aš iškart pradedu galvoti, ką jie apie mane galvoja, iškart pradedu galvoti, kaip aš atrodau. Ir žodžiu, mano tada mintis įsiblaško, užspaudžia gerklę, aš neturiu ką pasakyti. Tai va. Tam, kad išspręsti tą problemą, nereikia kišti galvą, ranką į ugnį kiekvieną kartą ir tai padės. Reikia dirbti su psichika, pasąmonė, kad jinai suprastų, kad jokio pavojus nėra tau kalbėti viešai. Kad jo nebūtų, reikia pašalinti vaikišką baimę arba vaikišką programą, kuri sako, jeigu tu kalbėsi viešai, tave atstums, tavęs pasityčios, ir tu liksi vienas ir, žodžiu, liekam nereikalingas. Arba dar kaip nors ten. Koks ten pas jūs galvoje, kokia pas jūs ten galvoje fantazija tuo metu atsiranda.